mes galėtume pažvelgti į mūsų planetą prieš 18 000 metų, mes pamatytume, kad didžioji Eurazijos ir Šiaurės Amerikos kontinentų dalis padengta milžiniškų ledynų. Tuo metu Baltijos jūra neegzistavo, jos vietoje stūksojo apie 4 km storio ledo danga. Šis ledynas dengia visą dabartinės Lietuvos teritoriją, centrinės Europos šalis, o piečiau driekėsi tundra. Palaipsniui klimatas ėmė šiltėti ir ledynas pradėjo trauktis. Apytiksliai prieš 13 000 metų tarp atsitraukiančio ledyno krašto ir atlaisvintos sausumos susidarė sudėtinga nedidelių vandens telkinių sistema. Susiformavo Baltijos ledyninis ežeras, kuris egzistavo apie 1600 metų. Tuo metu vyravo šaltas arktinis klimatas. Didelė pietrytinės Suomijos, Karelijos ir Estijos dalis buvo apsemta vandens, o Ladogas ežeras jungėsi su Baltijos ledyniniu ežeru. Gėlo vandens augalai ir gyvūnai iš aplinkinių tundros telkinių pamažu apsigyveno ledyninėme ežere. Kai kurios rūšys išliko Baltijos jūroje iki šių dienų, jos vadinamos glacialiniais reliktais. Vienas jų tai žieduotasis ruonis Phoca hispida. Šiuo metu rūšis paplitusi visame Arkties vandenyne, o Baltijos jūros šiaurėje, Botnijos įlankoje, išliko jų izoliuota populiacija, kurią sudaro apytiksliai 5000 individų. Ragys Mioxiocephalus quadricornis, dažna rūšis Baltijos jūroje. Izoliuotos populiacijos gyvena ežeruose Skandinavijoje, Suomijoje ir Pabaltyje. Kitas glacialinis reliktas lygiakojis vėžiagyvis Saduria entomon arba jūrų tarakonas. Jūros tarakonai yra visaėdžiai, minta kitais vėžiagyviais, smulkiais moliuskais, gyvūnų liekanomis, o patys jie pamėgtas menkių maistas. Yra ir kitų rūšių išlikusių Baltijos jūroje nuo ledyninio ežero laikų, pavyzdžiui, reliktinė mizidė, Mizis relicta, bei šoniplauka, Monoporeia affinis. Ledyninio ežero lygis buvo 25 metrais aukštesnis už vandenyno lygį. Dėl tektoninių judesių ar kitų mums nežinomų gamtinių įvykių dabartinės Švedijos viduryje atsivėrė sausumos ir ledo užtvara ir ežeras veržiai išsiliejo į vandenyną. Vandens druskingumas pakilo iki 20 promilių ir beveik visos gėlavandenės rūšys išnyko, užleisdamos vietą jūrinėms rūšims. Labiausiai paplitęs buvo dvigeldis moliuskas Joltija, kurios vardu ir pavadinta ši Baltijos jūros stadija. Tačiau, ledynui tirpstant, traukiantis toliau į šiaurę, sparčiau kilo žemės pluta. Sąsiaurių vietose vandens apykaita su vandenynu nutrūko ir vanduo ėmė gilėti. Baltijos jūros vietoje vėl susidarė Gėlas ežeras. Arkties jūrinė fauna ir flora beveik visa išmirė, o jos vietą užėmė gėlo vandens rūšis. Labiausiai paplitusi rūšis buvo gėlavandenis pilvakojis moliuskas Ancilius fluviatilus. Po šios Baltijos jūros stadijos Danijos sąsiaurių rajone prasidėjo žemės plutos grimzdimas. Šiaurės Atlanto vanduo ėmė skverbtis į Baltijos dubenį, todėl pamažu didėjo vandens druskingumas, kol visas baseinas tapo vėl jūrinis. Klimatas ženkliai pašiltėjo ir Baltijoje apsigyveno borealiniai jūros augalai ir gyvūnai. Šios stadijos biologinis požymis pilvakojis moliuskas litorina. Pagaliau, Danijos sąsiauris ėmė seklėti ir vandens apykaita su vandenynu sumažėjo. Viršutinis vandens sluoksnis nugėlėjo, susidarė dvisluoksnė vandens struktūra. Dalis jūrinių rūšių išmirė. Baltijos jūra
perėjo į dabartinę stadiją, kuri pavadinta dvigeldžio moliusko Myjos vardu. Geologiniu požiūriu, Baltija tai visai neseniai susiformavęs vandens telkinys. Jos raidoje buvo kelios stadijos, kai aplinkos sąlygos, o taip pat floros ir faunos sudėtis drastiškai kito, nuo jūrinių iki gėlavandenių ir atvirkščiai. Visos dabartinėje Baltijoje gyvenančios rūšys tai įvairių jos vystymosi periodų palikuonis, ledyninio ežero arba glacialiniai reliktai, jūriniai Arkties reliktai, Šiaurės Atlanto borealiniai imigrantai. Į Baltiją visos rūšys pateko visai neseniai, prieš kelis tūkstančius, šimtus ar net dešimtis metų, todėl Baltiją galime laikyti imigrantų jūrą. Baltijos jūroje nėra endemikų, bent jau rūšies lygmenyje. Dabartinė Baltija yra šelfinė, giliai į žemyną įsiterpusi jūra. Tarp Baltijos ir Šiaurės jūrų yra Skagerako, Kategato, Zundo ir Belto sąsiauriai. Pastarieji vadinami Danijos sąsiauriais. Arčiausiai Danijos sąsiaurių yra Arkonos įduba, jos gylis siekia 55 metrus. Toliau yra Bornholmo įduba, 106 metrai. Slupsko loviu jungiasi su Gdansko ir Gotlando įdubomis. Giliausia Baltijos jūros vieta 459 metrai yra Lansorto įduboje, netoli Stokholmo salyno. Dabartinės Baltijos jūros reljefas tai sudėtingas slenksčių ir tarp jų esančių gilių duburių sistema. Vidutinis Baltijos gylis yra apie 50 metrų. Baltijos jūroje yra keliasdešimt tūkstančių salų ir įlankų. Didžiausios iš jų yra Riugeno sala, Bornholmo sala, Gdansko įlanka, Gotlando sala, Rygos įlanka, Suomijos įlanka, Botnijos įlanka, Saremos sala, Elando sala. Baltijos jūros klimatą ir hidrologinį režimą lemia procesai vykstantis toli nuo jos ribų. Svarbiausias klimatinis reiškinys, įtakojantis Baltijos regioną, yra Šiaurės Atlanto osciliacija, kurios poveikis priklauso nuo atmosferinio slėgio skirtumų tarp Islandijos minimumo, pažymėto mėlynu apskritimu, ir Azorų maksimumo, pažymėto raudonu apskritimu. Kai atmosferinio slėgio skirtumas yra didelis, virš Atlanto susiformavusių šiltų ir drėgnų oro masių pernaša į Baltijos jūros regioną padidėja. Žiemos būna šiltos, vyrauja lietingi orai, stiprūs vakarų vėjai. Kai slėgio skirtumas yra mažas, šiltos ir drėgnos Atlanto oro masės pasislenka piečiau į Viduržemio jūros regioną. Baltijos regionas tampa labiau priklausomas nuo Eurazijos kontinento oro masių. Vyrauja rytų vėjai, žiemos būna šaltos ir sausos. Kada slėgio skirtumas tarp Islandijos minimumo ir Azorų maksimumo yra didelis, Baltijoje įsivyrauja stiprūs vakarų krypties vėjai.
Pučiant jiems į Baltijos jūrą patenka sūrus Šiaurės jūros vanduo. Savo kelyje į Baltijos jūrą sūrus vanduo turi veikti seklius slenksčius. Apie 7 metrų gylio slenkstį, esantį Zundo sąsiauryje, netoli Kopenhagos miesto, ir 18 metrų gylio Darso slenkstį tarp Danijos salyno ir Šiaurės Vokietijos kranto. Toliau jis plinta per giliausias vietas – Arkonos ir Bornholmo įdubas, Slupsko, Lovį, rytų bei šiaurės kryptimi į Gdansko ir Gotlando įdubas. Šis procesas trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Į Baltijos jūrą įteka 5 stambios upės – Neva, Dauguva, Nemunas, Vysla ir Oderis. Be šių didelių upių įteka daug mažesnių upių ir upelių. Dabar matome vertikalų vandens spjūvį padarytą per visą Baltijos jūrą, nuo Danijos sąsiaurių per Bornholmo ir Gotlando įdubas iki Botnijos įlankos. Šiaurės jūros vanduo yra sunkesnis už nugėlintą Baltijos jūros viršutinį sluoksnį, todėl susidaro ryškus vertikalus druskingumo gradientas. Formuojasi haloklinas. Baltijos šiaurinėje dalyje druskingumo skirtumas tarp viršutinio ir apatinio vandens sluoksnio yra nedidelis. Haloklinas yra neryškus arba visai nesusidaro. Todėl vanduo maišosi iki pat dugno. Sumaišytos ir nugėlintos vandens masės paviršiumi grįžta atgal į pietinę Baltijos jūros dalį. Pilnas vandens pasikeitimas trunka apie 25-30 metų.